Kaip sakant, pagalvojus, prieš kiek aš čia pradėjau. Visko, ko tik norim. Atvažiavom į Veitelę. Tuo baseinuku reik dalintis. Nu išėjom, bet negali būti, ką pradės lyt. Ko tik šitą su bratkiu, ką rašinėjomės. Un sabiškiuk viršotina gyven. Unglys. Saka, pasano jau pradėt pilti. Ne apie tokį pilimą kalbą ein. Ein pilimą apie lietų, apie perkūniją. Biški saka, lietaus duoda. Nu pažiūrėjus į debesis. Nu nieko gerą irgi nepraneš. Amžinai, kai tik reik varyt, filmuot videką. Bet on ten kran, matot, kiek šilumos turim. Turim apie 31, paskutinį karštą dieną, Unglijo. Šokam į Ferrari, į Leką. Šitais galvoju, greit reik pakalbėti su jumis, į kokį Veitelį atvažiavom ir kuom papasakot. Yra šio sezono paskutinė 7 serija. Ne taip norėjau iš tikrųjų užbaigt visą šitą kelionę. Buvo interesas kitkom biškelį daryti. Biškio kitką, viską padaryti. Buvo kits plans, bet, kaip sakant, bet tave sunku gyventi. Nebedainuosim jau šį kartą. Kitą vietikę susiradom, kur man to pačiu poilsiaus biškelį bus. Bet svarbiausia, reikia nufilmuoti. Tada aš jums padarysiu greitą montažiuką, parodysiu. Ir tada pratęsim pokalbę, ne? Jūs dar laukiate, ne? Tai ir laukit, Jėzus. Prakaits muš, kaip visą laiką. Atvažiavom, kaip jums tas mini montažėlis. Manau, ką patieka, o ne patieka. Man tai patieka. Gražiai. Ir vienas minusiuks. Mes to basein negalim dabar filmuoti, nes ten yra porelė viena. Tai ko nepaskaitėm, tai kad čia reik dalintis to basein. Bet anie sakė, ilga nebus. Aš manau, anie ir tokie išnapiškėlė. Jo, tai reik dabar daiktus išsimėtyti ir pasidaryti kažko, atsigerti. Dangui nebesimato užpilimą, bet vakare tai gal nusimatys. Ne, jokauju, hebrytai, jokio užpilimą nebus šiandien. Šiandien bus labai gerai, labai linksmiai. Nėra jokios istorijos, bandžiau klausti, iš kur šitas namuks atsirado. Namuk pavadinims yra apvals namelis, round house, į paprastas medžiaus gabals, medienas, sulipins. Sakė, senai gal pastatys, ne jau ką perkves šitą sodybėlį. Tai ir pasistatėm. Baseniuks irgi nėra iš pačių naujausių, bet buvau įlindęs, kaip sakant, įnėriau vieną tokį pasižiūrėti. Nenėriau, nesimaudžiau, prisipažinsiu, bet įnėriau vieną pro duris pasižiūrėti, kas ten gera, tai fainai. Ir du gultai ir du gulstukai, labai paprasti gulstelėliai. Gali, sakant, kur tik nori nusinešti, ką tik nori pasidaryti, kaip tik nori pasidaryti. Gali, sakant, ir ant gatvės pasidėti. Sakė, dzindzilin. Gražių gėlyčių turim. Žinot, kaip fotkinos mams per gėlyčių. Kas? Nu, uogas, sak, čia uogas. Matau, čia yra gan neblogas hamekiuks, kurį reikėtų pirmą jaučiu iškratyti. Ir tada, kaip sakant, bandyti įkrėsti. Jeigu karšta vidau, tai čia, čia. Kai kukuons, į kukuoną susivara iš kartą. Į kukuoj, kaip gegutė. Visai nieka. Gerstas kukonėlis. Aš bijau visą laiką tai mikrofoną neišsijungti, po to medžiagos gali praknisti. Galim išbandyti ir gultus, kaip sakant. Manau, normaliai atsigult gali. O, labai gerai, ne? Vidų dar aprodom, apžiūrim, kas vidui gera. Vidui nieka gera. Turim eko tualetą. Eko tualets. Turim
Aeroline mikrobangų, ant mikrobangų krosnelę, pišk parūdijusi, bet veik. Turim frizerį, bet ten nerodysiu, ko ten turim. Ir turim šaldytuvą. O čia por maisteliaus ir susimetėm maistelenzijaus. Užsidar tolets su kabliuku. Ir nieko. Jau reikės šokti ir basenioką neužilgą, ne? O jūs, kebryte, jau esat paspaudę tą like mygtuką ar nesat? Nes jeigu nepaspaudėt, sausainių negausit. Ir be to čia su subscribe tas pats. Turėjom bešviesę valdovą, rūmus, bet mygtuko paspaudimu ir prakaito nuvalymu turim šviesą. Nieko gero, nieko įspūdinga, paprast, sens 2001-2003 metų gamybės Telex Panasonic, neremies, bet ir kaip ir. Tradiciniai angliški dalykai, tai Yorkshire tea, 3 viename, lėkštutė, kėdytės 2 ir pagrindinis laimėtos, tai turim didelę lovą, kurio gerai išsimegos. Viskas. Stoglangis, per kurį nelaba nieka matos. Toksai biški atrodo apsiniaukęs. Nu jeigu gerai nušveistum, su poliruokliu, su mašinį, šlonas. Nu, matyt tai, bet jau žvaigždys tai sunkiai jau pamatyčiau. Nu jau sunkiai. Ir viskas. Susitinkam baseiną, montažą, ne? Judam. Bet greit jau norėčiau šokti. Žinot, ko mums reik? Mums reik persirengti. Opa, persirengiam, kaip sakant, vandenuką tests, arbatėlę. Dar daugiau chebra kelionių laukia mūsų. Tai... Agirdos aš nežinau. Laukia, pabandys mikrofoną pasiimti. Bet tikiuosi, tai veikia dar. Jo, viskas gerai veikia. Tai į vandenį nelaba norus neštis. Ir vos to šitą neįklimpau su mikrofonėliu. Kom be pasakys aš jums. Aš čia dugną nesiekiu. Reikia išplaukti. Arčiau biškai, kad jūs... Nemirkteliau, nebijokit, nebijokit. Va, čia galiu pasidėti, tai... Kon dar parodyti čia. Nieko, paprastas, iš tikrųjų pastats. Irgi medinis konstrukcijas. Baseniuks, sakė, šildoms, bet aš nežinau. Gal ir čia iš tikrųjų šildoms. Nes bundau, tai kai arbačinkė. Tai ką, hebryte, pasimaudom. Mums tai užtruks gal 1-2, a jums kelias sekundės. Ir sugrįžtam tada į kitą kadrą. Prieš bėgant, hebryt, žinot, ko reikia padaryti? Paspausti ton subscribe mygtuką. Ir žinot, ko padarykite da? Pakomentuokite. Užmeskit smailiuką, taškelį, geras video parašyk, blogs video, negeras, konkėt, duokit idėjų, prašau. Idėja svarbiausia. Jūs man duodat idėjas, aš įgyvendinu. Sakai, Donata, varyktinai. Varau. O jeigu ir kartu, tu nori varyti, prisijung prie man kontribį. Šitą visi paketukai ant ekraną matos, o aš tada neru ir susitinkam kitam kadre. Džiauriai didelis ačiū kontribistams, kur vis laik pamiršt padėkoti. Jūs esat svarbiausi, kuris prisidedat prie mano kelionės, savo vardus galite pamatyti arba to pusė ekrane, arba to pusė ekrane, arba abiejos pusėse, nežinau. O didžiausias kontribistas išliek Marius L. Žinai, kad apie tave čia eina kalba, po to eina Remis. Remi, dėkui ir tau už kontribistus, bet to galite ir jūs prisijungti už kontribistus. Aš vieną bombelę šausiu. Čia jums kontribistai.
Nu kon, mes vėl ir čia, o dabar eisim valgyti. Kapčitas lempelis reikėtų man įjungti, nes ten biškėlį tamsi. Arba žinot, kon, aš esu pasiruošęs visko. Baseiniuks tai, galiu pasakyti, 10 iš 10, nieka tikrai netrūka. Absoliučiai nieka, kad nieka netrūksta, ne. Pasėmiau šitą prožektorių į mikrobangų krosnelę ir švan tran tan. Tai klausims, ne klausat žmonės. Kongi tu tina nusipirkai, Donata? Aš savai pasėmiau mac and cheese. Makaroną su sūriu. Gera bus. O antras patiekaliuks, operatorė Omona. Operatorius. Padėjau, dabar tos neapsimata manis. O kits patiekaliuks yra sviestin vištiena su ryžės. Šitą. Iš Tesko. Iš Teskienis. Ir viskas. O dėl kietą, ko nors kom pagriaužti, tai paprastai tai man atrodo, reikės nušiaušti iki parduotojus greitą. Nepagalvojom, snetskų niek nepasiėmėm. Tai reikės šiaušti jaučių sėdėti naviguojišieną, nunaviguoti iki parduotuvėlis. Tai manau, einu, greit suruošu tokį vakarienę, greit užkandam, jaučiu šoksiam į bolidą, iššiaušiam iki parduotuvėlis kokios. Tai, kad laiką negaišintume, varom greit pavalgyti. Davai. Ir toks prikols, karoči. Susivedžiau į navigaciją, į Google žemėlapius. Parduotuvė. Išmet parduotuvė, pavadinam žinoms. Premier vadinas parduotuvėlė. Sakau, gerai, važiuonam. Važiuonam, atvažiuonam. Čia degalinė parduotuvė. Čia aš jau įsivaizduoju, ką čia mes rasim. Ir kiek už tai reikės pakloti. Nes kad mes visi žinom, kad degalinė ir kainos labai didelis. Pasisdomėjau dar šitą miestelį. Per kiek 6 minutėlis pavažiuoti. Niek parduotuvės. Arba vės uždarytis. Kas čia per velnes? Nu nesąmonė. Čia yra unbelievable. Nu einam tada, pažiūrą mane, ko ten gerą turiu. Einam. Nelaba filmuoti čia galim, degalinė. Galim. Nežinau. Ir į bomžpakių, žiūrėk, visko. Ko tik nori pasirinkims. Begalis. Parodys, ko nusipirksim, ne? Kie britanzai. Net ir atidarytuvai yra. Gerai tada, greitai. Visko, ko tik nori ir nuo alaus iki gimtadienio atvirukų. Va čia tai degalinė, ne? Šaldytą maistą. Nu, karočio šapakės. Esu matęs, kad turėtų maistą degalinė. Viskit. Nu, bet nuo šviežių daržovių tai tikrai nesu matęs. Pieno produktai. Greens, kontik išvai, o šitą su šliurėm. Nu viskas, apsipirkom, šokam į mašinėlę. Parodys, kon apsipirkom, kaip grįžam. Pasiėmėm tokių užkandukų, dešrilenzų visokių. Pilns maišas sukainavo 16 svarų. Bišk brangiau, negu paprasto parduotuvė. Čia paprasto būtumėt sumokėjom koks, nežinau, 8 gal svarų. Už viską, ką nusipirkom, tai 8 svarų kokie būtų. Jaučiu jo. 8. Bliam, tas baseinis taip nuvargina. Bet vis tiek šoksamas į baseiną. Niurkėlį davėjai nuo antrą. Važiaunam atgal. Lekam atgal. Šitą. Krakeriukų. Bundeliaus. Sūriaus. Mėsėkis, peperoni, sneksų, pasėmėm popkornų, sviestų, dešralenzų, guminukų, tepam sūriaus į pomidorasų. Va taip, tai jaučiu, dabar pakramsnuosam, pasidėsam, susitvarkysim viskom gražiai, kaip turėtų būti. Tai sugrįžtam už kelių sekundėlių. Mano veidas gali pasikeisti iš linksmo į pavargus, bet nieko tokio. Tai davai, greitai. Tai ko gal sakyt, mums daug valandų miega, o jums kelis sekundėlis. Tai susitinkam ryto prie kavos padėliaus. Labanaktuks po to bus labs rytuks. Davai.
Labs rytmetėlis. Žiaurė gera, išsimiegojom. Miegs buvo geras, bet vienas minusiuks buvo. Atsimenat, kur rodžiau ton stoglangį? Nu tai žodžiu, ką pradėjai švitrein, rytmetį, kokį nežinau, 8-9 valandą. Gal net ir anksčiau. Bet taip saulė pradėjo spiginti. Iškart prabudau. Bet po to dar užmigau. Kiek dabar turim to laiką. Turim iš tą pos 11. Atėjo šitą šeimininkį. Sako, kaip išsimiegojot. Sakau, gera, viskas ščikiu, brykim iki dos. Sako, jeigu nori atbūkėti iki 1 valandos. Sakau, opa, gali varijaut. Nu bet kam čia pribūsi šitą. Kavičengis, išaunam ir reikės pakautys, jaučiu judėti. Kol šitas įdėjo buvo kamerą, iš tikrųjų, kol krovės kamerėkim, tai apžvelgiau Kašioką, pasaulio čempioną, Vokietę, sveikinimą jiems. Gerą sužaidė, Basket News pasižiūrėjau, tai visai normaliai, papasakoju ten. Ir viskas, į tokį pasmėlėm mes užbaigsiam 7 seriją, 7 epizodą, nežinau. Montai žiaurė patiek. Vis kelionis, visko. Dabar jau klausimsiu jums, ne? Kada vėl tas viduosiks išeis, ne? Nu, gal po savaitėlis kokio. Pradėsim, bet dabar nebedarysim jau jokių epizodų. Tiesiog varysim. Serija po serijos. Viskas. Nu, nusimata įdomių dalykėlių, kurie, manau, tikrai jums patiks. Jeigu nepatiks, tai parašykit komentarus, kodėl nepatinka. Ačiū visiems subscriberiams, ačiū visi, kas komentuojat videkus, ačiū kontribistams, ačiū tiems, kad žiūri videkus. Tai jeigu galėt, užmeskit ton subą, užmeskit laiką ir parašykit kokį komentarą. Algoritmas geriau veik, jeigu numestit kokį komentarėlį, o dabar įmonėm saulės pigien. Tai ko aš pasakysiu? Žiaurus dėkau jums, mes einam pakuotys, o mes susitiksim už savaitės, ne? Davai, hibrytą.